mes mėgstam tamsą, viskas tvarkoja, mes dar tikrai jauni, taip kad tamsa mums patinka, bet šiaip, ką aš galiu pasakyti, nu, svarbiausias dalykas, mes vis tiek šiandien dar labai ramiai važiavom, nes dar dėl variklio pergyvenom, bet jau rytoj galėsim įjungti aukštesnę pavarą. Vėl žadi kažką. Ne, nu tai kad nekaito, žinai, nekaito. Mes vieną kartą stojom tikrintis, pasitikrinom, skysčio netrūksta, temperatūra maksimum iki 98 buvo pakilus kopose, tai visiškai čia yra puiku. Taip kad, žodžiu, nu, kad tik taip dabar būtų toliau, tai jau galima bus, sakau, aukštinti pavarą. Mes pirmoji daly Maikas Williamsas, mūsų draugas Olandas su overdrive'u, paprašė pagalbos, nustabdė, žinai, kad mes jį patrauktumėm su virve. Sustojom ir patys susėdom. Tai mes ten dviese kapstėmės, bet iškapstėm jį ir patys įsikapstėm, bet praradom kokią 20 minučių. Tokį maką dėjau. Gale iš tikrųjų praleidau vieną waypointą, tai nėra, kad čia per daug džiaugtis. Jau buvo naktis ir nusprendėm nekilti į kopą per naujo, nes tokios didelės, aišku, kad mes būtume užtrukę pakankamai ilgai tam. Truputį nesureguliavau laiku, mes turėjom laikytis aukščiau kopos ir nuslydom į apačią ir jau nebegalėjom už jį išlysti niekaip atgal. Ir jau temo tai, kad nusprendėm... Nu, bet jau čia visai prie finišo, tai nežinau, kiek mes tam gausim baudos. Kad 40 minučių, jeigu ir gausim už tą waypointą, tai čia nieko tokio. Dabar mums jau vis tiek nieko nežaidžia. Bet jau lėkiam, jau važiavom, ne? Jau dabar galima. Jau važiavom, ne. Nu, labai svarbu kokia... Labai dėl to waypointo vieną, iš tikrųjų, man pačiam. Nepergyventi, čia normaliai. Dabar svarbiausia, kad rytoj būtų biški geresnė startinė pozicija ir kad galėtumėm jau be tamsos grįžti. Tai tada pradės biški kilt mūsų rezultatas, tempas, žinai. O šiaip viskas gerai.